kur slypi tiesa, parodys laikas. Anksčiau ar vėliau ji bus atskleista būsimuose kūriniuose. Kai išsisklaidys iliuzijos, bus galima teisingai įvertinti darbus ir priežastis. Tada bus galima lengvai paaiškinti visą tai, kas šiandien atrodo nepaaiškinama. Jie atskirs didį žmogų nuo to, kuris toks dedasi, gerą žmogų nuo to, kuris tokį tik vaizduoja. Ir kiekvienam veikėjui skirs deramą vietą. Mykolas Kleopas Oginskis. Labadiena, garbūs svečiai, kūrėjai, rėmėjai, užsienio delegacijų nariai, mieli rietaviškiai. Džiaugiamės, kad šiandien visi kartu vainikuosime Mykolo Kleopo Oginskio metus, išreikšdami padėką, pagarbą jam ir jo dinastijos atstovam. Žymus ir aktyvus politinis veikėjas, kompozitorius, diplomatas, Vilniaus universiteto garbės narys, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės iždininkas, vienas iš 1794 metų sukilimo vadovų. Siekiant įamžinti Lietuvos vardą išgarsinusią asmenybę, sulaukto tarptautinio idėjos pripažinimo ir įvertinimo. UNESCO generalinė konferencija priėmė nutarimą Mykolo Kleopo Oginskio 250-ųjų gimimo metinių sukaktį įtraukti į pasaulinės reikšmės sukakčių sąrašą. Lietuvos Respublikos Seimas 2014 metais birželio 3 dieną nutarė 2015 metus paskelbti Mykolo Kleopo Oginskio metais. Šiandien, nors akimirkai, norisi prisiliesti prie anų laikų švytėjimo, praskleisti istorinį praeities šydą ir akies krašteliu pamatyti, kaip į Rietavą grįžta kunigaikščių vizija. Oranžerijoje žydi įvairiausios gėlės, rūmų bibliotekoje skaitoma poezija, groja fanfaros ir jie parvyksta. Šiandien, nusilenkdami istoriniai praeičiai, susirinkome pagerbti tuos, kurie nutiesė tiltą į dabartį. Jų atminimas įamžintas skulptoriaus nacionalinės premijos laureato Regimanto Midvikio skulptūroje. Kad ir ką skulptorius iškaltų iš granito, išlietų iš bronzos, autoriaus idėja turi smigti į žiūrovo širdį, suvirpintis sielos stygas. Regimantas Midvikis. Skulptūrą atidengti kviečiame Rietavo savivaldybės merą Antaną Černeckį, jo ekscelenciją Korol Aleksandr, Baltarusijos Respublikos nepaprastai įgaliotai ambasadorių Lietuvoje, Lietuvos Respublikos Seimo narį Jurgį Razmą, jo ekscelenciją Evaldą Ignatavičių, Lietuvos Respublikos ambasadorių Baltarusijos Respublikoje, Lietuvos Respublikos kultūros viceministrė Patricija Podelytė, kultūros paveldo departamento direktorė Diana Varnaitė, Rietavo kraštiečių klubo prezidentą, profesorių habilituotą daktarą Leoną Vaidatą Ašmontą, architektą Vytenį Mazurkevičių, Soroką Gregorijų Semionovičių, nusipelniusi Baltarusijos kultūros veikėją, Mlodečno valstybinės Mykolo Kleopo Oginskio muzikos akademijos direktorių, Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejų direktorių Vytą Rutkauską. Prašome Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų orkestrą atlikti Mykolo Kleopo Oginskio polonezą Atsisveikinimas su tėvyne.
Prašome atidengti paminklą. Žodį tarti kviečiame Rietavo savivaldybės merą Antaną Černeckį. Labą dieną, gerbiami ambasadoriai, gerbiami Seimo nariai, gerbiami kolegos merai, užsienio delegacijos iš Baltarusijos, iš Lenkijos, iš Latvijos, iš Vokietijos, gerbiami svečiai iš visų pakraščių susirinkę, mėly rietaviškiai. Sveikinu visus susirinkusius į didelio žmogaus, poeto, kompozitoriaus, politiko, diplomato ir visų didelių darbų autoriaus pagerbimo šventę. Ši šventė lyg iš pelenų pakilusi. Iš praeities dulkių pakelti archyvai
daugeliu konferencijų, susirinkimų, festivalių, įvairiausių suėjimų metu pakeltas atminimas šio didžio žmogaus ir čia pasidarbavo daug žmonių. Rietave jau 15 metų šio klausimu dirbo, nenuilstamai dirbo muziejaus direktorius Vytas Rutkauskas, visas muziejus ir daugelis rietaviškių. Ačiū Jums, kad prikėlėt iš atminties šito puikaus žmogaus atminimą. O atminti yra iš tikrųjų ko? 5 kartos gyveno Rietave, dirbo, kūrė savo gyvenimą, susiejo savo gyvenimą su Rietavu vienaip ar kitaip. Ir jų atminimas tikrai yra vertas dėmesio. Šiandien stovime čia, šitoje vietoje, šitoje žemėje, kur prieš daugelį metų Mykolas Kleopas Oginskis įsigijo valdą savo nuosavybėn ir pradėjo kurt ateitį. Savo vaikam ir anūkam. Po jo perėmė Irenėjus Oginskis, jo sūnus, paskui Bogdanas, Irenėjaus sūnus. Na ir jaunystę, aišku, Mykolas praleido čia. Mes esam dėkingi šiems žmonėms, šiai giminiai, už tai, kad kur be pažiūrėtume Rietave, kurioje vietoje be pažvelgtume, yra gyvas atminimas. Čia pirmas telefonas, čia pirma elektros lemputė, čia Ivinskis išleido pirmuosius savo kalendorius, čia įkurta pirmoji žemės ūkio mokykla, čia pirmoji muzikos mokykla Lietuvoje. Čia daug kas buvo pirma, netgi parodos žemės ūkio, technikos, gyvulių suorganizuotos čia, ne tik tai Lietuvos mastu, bet tarptautiniu mastu. Čia netgi Baudžiava panaikinta pirmoje vietoje Lietuvoje ir pagal prisiminimus apie Baudžiavos laikus Oginskiai buvo laikomi vieni iš puikiausių dvarininkų, kurie padoriai elgėsi su savo pavaldiniais. Retas atvejis. Ir džiugu, kad gyvendami tokioj judrioj, permainingoj, besikeičiančioj Lietuvoj, kur kiekvieną dieną bėgam dideliu greičiu, randam laiko ir galimybių sustot ir įamžinti puikių žmonių vardus. Turim laiko, kada atsimint, primint savo ir pasauliui, kad buvo tokie žmonės, dirbo, jų atmintis gyva, yra, bus. Rietavo savivaldybės iniciatyva, ypač palaikant kraštiečių klubui, prezidentas Vaidotas Leonas Ašmantas, tiesiog buvo sutarta, kad reikia pastatyti atminimo ženklą, paminklą atmint Mykolui Kleopui Oginskiui ir puikiai jo giminiai. Įvyko konkursas, nugalėtojų tapo Midvikis. Ant paminklo iškalti 4 kunigaikščių vardai: Mykolo Kleopo Oginskio, Irenėjaus Oginskio, Bogdano Oginskio ir Mykolo, kuris jaunystėje buvo čia, o amžinam poilsiui sugrįžo vėl į Rietavą. Paminklo statybos eigoj išgirdome žinią. Neliko autoriaus Midvikio. Jo atminimą prašau pagerbti tylos minutę.
Ačiū. Dėkoju šeimai už susitelkimą, kolegoms Remigijaus Midvikio, kad jie sugebėjo susitelkt ir užbaigti paminklą ir padaryti taip, kaip autorius norėjo. Ačiū Jums. Ačiū visiems, kurie pridėjote ranką prie šio paminklo statybos. Ačiū visiems, kurie susitelkę dirbote, ieškojate įvairiausių būdų. Tai būtų ir meno, ir švietimo, kultūros, politikams, kurie vieningai sugebėjo rasti būdų, rasti galimybių, kad Mykolo Kleopo metai būtų paskelbti Seime Mykolo Kleopo metais ir metai paskelbti taip pat UNESCO. Ačiū Jums. Šis paminklas tegul būna kaip padėka šiems puikiems žmonėms, visai jo giminiai, kad būtų kaip pavyzdys, kaip padėkos pavyzdys, kad ačiū sakome tiems, ne šiandien, galbūt ne vakar dirbusiems ir gyvenusiems, bet kad būtų atminta atmintis ir liktų kaip simbolis už gražius, kilnius ir didelius darbus. Ačiū visiems, kad esate šiandien čia, geros dienos ir puikių Mykolinių. Kviečiame Jo ekscelenciją Korol Aleksandrą, Baltarusijos Respublikos nepaprastąjį ir įgaliotąjį амбассадору Lietuvoje. День добрый еще раз, уважаемые гости праздника и уважаемые жители исторического места Ритавас. Оно такое же историческое, связанное с Огинском. У нас тоже есть несколько мест таких в Белоруссии, которые мы свято чтим. У нас и Слоним известное место, и Залесье усадьба Сморгонского района. И мы тоже чтим культурные традиции и отмечаем дань уважения тому, что было сделано народом Огинским, и в объединение в том числе и народов, и как дипломатов. И то, что сегодня присутствует большая делегация из Белоруссии, людей, которые активно работают с историческим наследием нашим, совместным, белорусско-литовским, времен Великого княжества, в том числе литовского. Вдвойне приятно, здесь большая делегация из Белоруссии непосредственно наша диаспора из Клайпеды, Шауляя. Мы все искренне любим наших друзей, близких соседей литовцев, чтим наши традиции, вместе сотрудничаем в сфере культурной, экономической. И поэтому, пользуясь случаем, хотел бы пожелать всем вам здоровья, благополучия, радости, чтобы в ваших семьях был достаток, на душе комфорт, и чтобы все у вас было всегда хорошо. Всех благ вам. Kalbės Lietuvos Respublikos Seimo narys Jurgis Razma. Šaunusis puikiojo Rietavo merė Antanai Černecki, garbus svečiai, mėly rietaviškiai. Atsisukę į tą pusę mes matom bažnyčios bokštus ir siūlau, kad kiek tik apriektų mūsų žvilgsnis nuo Švento Mykolo Arkangelo bokštų, tiek reikėtų matyti ir Rietavo praeitį, o ypač ateitį. Miestas jau turi tradiciją švęsti miesto šventes ir tikrai moka džiaugtis savo laimėjimais. O naujausia Rietavo istorija puikiai rodo, kad mūsų tuometinių 99 metų Seimo narių sprendimas sukurti čia savarankišką savivaldybę buvo labai teisingas. Šiais metais, minėdami Mykolo Kleopo Oginskio 250-ąją sukaktį, matome, kaip mokame saugoti kultūrinį paveldą ir naudotis tuo kultūros paveldu. Nedaug būna Lietuvoje vardų, kurie skamba Europoje. Ir
Šis vardas tikrai nuskambės ir šiandien, atidengus paminklą Mykolui Kleopui Oginskiui ir jo palikuonėms. Todėl ir ateityje, pasinaudodami mūsų kultūros ir istorinės patirties ženklais, kurkime Rietavą, Žemaitiją, o kartu ir Lietuvą kuo gražesnę. Ačiū Rietavo kraštiečių klubui, ačiū merui, kurie inicijavo paminklo garsiai giminiai statybą, ačiū Rietavo muziejaus direktoriui ordino už nuopelnus Lietuvoje Riterio kryžiaus kavalieriui Vytui Rutkauskui, ačiū skulptoriui Egimantui Midvikiui ir visiems, kurie prisidėjo prie šio projektų gyventinimo. Ir kiekvienam iš šventės organizatorių, norinčių ir gebančių palaikyti naujausias Lietuvos Rietavo tradicijas. Ir man, matant rietaviškių užsidegimą, buvo didelė garbė prisidėti prie paramos šio paminklo statybai paieškos. Tad belieka palinkėti, kad šis paminklas stovėtų labai ilgai, bylodamas ne tik apie tą garsią Rietavo praeitį, bet ir nemažiau didingą Rietavo laukiančią ateitį. Kiekvieną kartą šią vasarą 3 kartus, tiek kartų, kiek buvau prie jūros, tiek kartų, kiek prie keliavau, jūros ranka. Kiekvieną kartą nusipino pastratos ir būtinai prašau pro Rietavą. Važiuoju ir čia į parką. Kadangi Rietavas yra išskirtinė vieta, kunigaikščio, jūs gyvenate tokioje gražioje istorijoje ir atminties aplinkoje, mylėtojai, puoselėtojai, turite vieną gražiausių Lietuvoje bažnyčioje, turite puikių žmonių, puikius miestus, muziejus, kraštiečių klubą, kurie куря. Вы, уважаемые продолжатели дела, уважаемые соратники и популяризаторы творчества Огинского, этот памятник ставили все эти 10 лет, и я желаю, чтобы это дело продолжилось. Ačiū labai už šią gražią šventę, kuri susijungia su tradicinė Rietavo švente Mykolinėmis ir linkiu visiems kuo geriausios kloties ir dar ne vieno tokio gražaus susitikimo. Ačiū labai. Kultūros, švietimo, politikos žmonės, visi tie, kurie sujungia savo bendras jėgas, pastangas tam, kad būtų įprasmintas, atgaivintas Oginskių paveldas čia Rietave, visoje Lietuvoje, nes atgimsta Oginskių paveldo objektai ir kitose vietose. Pavasarį buvo atidarytas Mykolo Oginskio dvaras Plungėje. Prieš daugiau nei net 1 metus duris atvėrė restauruotas dvaras Lazdijų rajone Veisiejose. Atgimsta ir materialus, ir nematerialus Oginskių paveldas. Ir tai, ką jūs padarėte, tai turbūt jau simbolizuoja visiškai kitą etapą ne tik mūsų gyvenime, bet mūsų valstybės gyvenime. Jeigu buvo kažkada atsisveikinimas su tėvynė, tai šiandien tos tėvynės sugrąžimas, tai yra tos tėvynės atgimimas, ir su tuo norėtųsi mūsų visus nuoširdžiai pasveikinti. Nes tai, kas vyksta šiandien, paminklo atidengimas, tai yra simbolis. Bet simbolis niekad nebus gyvas, jeigu jisai nesimbolizuos išties vykstančio proceso. Tie procesai vyksta ir aktualizuojamos Lietuvos didžiosios kunigaikštystės paveldas, atgaivinamos kitų žinomų Lietuvos giminių istorinės vietos. Ir tai yra puikia šventė. Labai iš visos širdies nuoširdžiai sveikinu jūs ir tą progą noriu Rietavo muziejaus direktoriui, turbūt jūsų visų tokiam dvasiniam vadovui, Oginskių idėjos, Oginskių minties įprasminimo iniciatoriui ir organizatoriui, žinomam Lietuvoje, Baltarusijoje, Lenkijoje, Rusijoje, kitose šalyse, įteikti jau tradiciją tapusią
dovaną visų dvarų vykstančių švenčių, visose dvaruose vykstančių švenčių metu Lietuvos istorinę vėliavą, kuri prisijungtų prie tų gausybės bendruomenių, seniūnijų, miestų, miestelių vėliavų, kurios taip pat labai gražiai parodo gimstančius simbolius, heraldiką ir mūsų visų pagarbą savo praeičiai ir mūsų šios dienos gyvenimo statybą ant praeities vertybių. Mielas Vytautai, prašyčiau jūs priimti šitą kuklę, bet simbolišką dovaną ir laikyti iškilusią aukštai. Kviečiame Lietuvos Respublikos prezidentės patarėją Mindaugą Lingę. Aš mėsliai diktė būtų negera, žemaitišką nepasisveikinčiau su Reitaviškės, pats būdams iš Reitavo, ir prieš 15 metų pabaigęs Veinų šesuončių mokyklų, ir dabar didelį garbę jums visiems perduot prezidentis linkėjimų, kad dabar į beveik pakeliau dungau į New Yorką dalyvauti Jungtinių tautų asamblėjoje. Tai visi didžiausi linkėjimą, o dabar oficialiai noriu perskaityti jos sveikinimą, skirtą šiai progai. Gerbėmieji iškilmių dalyviai, šiemet minime diplomato, kultūros ir visuomenės veikėjo, kunigaikščio Mykolo Kleopo Oginskio 250-asias gimimo metinės. Ypatingas Mykolo Kleopo Oginskio gyvenimas glaudžiai siejasi su Rietavu. Čia buvo jo namai ir jo idėjų įgyvendinimo vieta. Mykolas Kleopo Oginskio įkvėpti Rietavą puoselėjo ir jo palikonis, čia kurdami gerovę sau ir kitiems. Rietavo kraštas iki pat šių dienų įprasmina Mykolo Kleopo Oginskio ir visos Oginskių giminės atminimą ir palikimą. Tai ne tik dvarai, techninės inovacijos, kultūrinis paveldas, bet ir gyvos, unikalios bendravimo, savitarpio pagalbos, bendruomenės tradicijos. Viena gražiausių kunigaikščio laikus menančių švenčių Mykolinės, jos laukia ir Rietavas ir visa Žemaitija. Ši šventė ir visi jos dalyviai – gyvas paminklas Oginskiams. Reikšmingas kunigaikščių jubiliejus subūrė jūs dar vienai iniciatyvai – paminklo Oginskiui ir jo palikuonims sukūrimui. Šiuo paminklu įamžinate tiek didingą istorinę atmintį, tiek reikšmingus kultūrinius ir bendruomeninius saitus, puoselėjimus kasdienėme gyvenime. Tai laiko tiekmės nepaliestas paveldas, kuriantis tvirtą ryšį su savo žeme, žmonėmis, valstybe. Linkiu, kad Mykolo Kleopo Oginskio priesaika tėvynės labui įnešu savąją dalį, turtą, darbą ir gyvenimą, taptų kiekvieno piliečio orientyrų kuriant ir puoselėjant savo kraštą. Sveikinu rietaviškius ir visus šventės dalyvius, prasmingai mininčius Mykolo Kleopo Oginskio jubiliejų ir saugančius atminimą savo kraštui, Lietuvai ir pasauliui. Dalia Grybauskaitė, Lietuvos Respublikos prezidentė. Nacionalinės premijos laureato skulptoriaus Regimanto Midvikio vardu kalbės architektas Vytenis Mazurkevičius. Šiandien atidengiam Regimanto Midvikio dovaną, akmeninę gėlę. Gėlę giminiai, inovatyviai, drąsiai, savo darbais sukūrusiai, galima sakyti, Rietavą, puoselėjančią šį kraštą. Tai lyg tai pumpuras, akmenį, galingas ir stiprus savo mase, iškeliantis herbo silueto simbolį, karūnų gairintą, kalavijai sukapotą kareiviškąją palapinę. Išvelgsime ir kryžių, kurio viršuje skleidžiasi lelija. Todėl ir mes šiandien, švęsdami Mykolines ir visą laiką, būkim atviri inovacijoms, būkim atviri viskam, kas geriausia, mylėkime savo žemę, kraštą, artimuosius ir tėvynę, taip kaip mylėjo Oginskiai.
Kalbėti kviečiame Soroką Grigorijų Semionovičių, nusipelniusi Baltarusijos kultūros veikėją, Mlodečno valstybinės Mykolo Kleopo Oginskio muzikos akademijos direktorių. Labadiena, добрый день, здравствуйте. Дорогие литовские друзья, дорогие любимые соседи, 14 лет тому назад в Молодечно был установлен прекрасный памятник Михалу Клеофасу Огинскому, фотографию которого вы можете увидеть потом попозже вот здесь. Вчера, празднуя эту дату, мы возложили цветы к памятнику, провели митинг, естественно, а вечером в нашем дворце была поставлена единственная в мире опера «Михал Клеофас Огинский», неизвестный портрет, написанная белорусскими творческими людьми, композитором Олегом Залетневым и поставлена нашим молодеческим любительским музыкальным театром. И ночью, после того, когда завершились наши праздники, мы сели в машину и приехали в Ретавас. Приехали для того, чтобы разделить с вами, дорогие друзья, вот эту радость великого праздника, великой даты, великого человека. Михал Клеофас Огинский, кроме музыкального наследия, он оставил, может быть, еще очень значительную, очень большую и дорогую для нас вещь. Он учил наши страны Великого княжества Литовского дружить, любить друг друга. Он положил свою жизнь на борьбу за Великое княжество Литовское. И сегодня, когда физически его нет с нами, по сути, он продолжает вести вот эту борьбу за то, чтобы мы с вами жили дружно, чтобы мы любили друг друга. И очень приятно то, что Михала Клеофаса Огинского считают в Беларуси своим земляком, в Литве своим земляком, в Польше своим, в Италии своим. Это личность планетарного масштаба. И, конечно, дорогие друзья, я очень люблю ваш город. Не раз приезжал с симфоническим оркестром сюда, и мы с нашей белорусской делегацией сегодня счастливы просто в этот прекрасный день участвовать при открытии этого замечательного памятника нашему прекрасному земляку. И завершая свое выступление, разделяя с вами вот эту радость, так и хочется сейчас воскликнуть вместе с теми странами, в которых он был, в которых он оставил храмы, соборы, костелы. Виват, Михал! Виват, виват, виват! Gerbiamas merė, mėly Rietavo piliečiai ir šventės svečiai. Siunčiu pačius šilčiausius Vilniečių sveikinimus visiems, kuriuos sukvietė Mykolo Kleopo Oginskio 250-ųjų gimimo metinių minėjimo renginiai, skirti šios iškilios asmenybės, gyvenimo ir kūrybos įamžinimui. Dalyvaudami jo atminimui skirtų renginių cikle, klausydami konferencijų, koncertų, vykdami į ekspedicijas, daugelis turėjome progą dar kartą atsigręžti į mūsų istoriją. Atsigręžti ir pamatyti, kad turime kuo didžiuotis ir kuo remtis. Kad gimdami šioje žemėje ir šioje valstybėje paveldėjome neįkainuojamą turtą, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės dvasią, abiejų tautų respublikos dvasią, laisvės ir tiesos dvasią. Tokių dalykų niekada nebūna per daug. Kaip ir Mykolo Kleopo Oginskio paveldui skirto dėmesio niekada nebus per daug. Todėl labai noriu ir linkiu,
kad kuo daugiau šiandieninės Lietuvos piliečių pažintų ne tik Oginskį, garsiojo polonezo autorių, bet ir Oginskį valstybės vyrą, diplomatą, vieną iš 1974 sukilimo vadovų, nešusi aukštai iškeltą tėvynės meilės vėliavą. Labai noriu, kad suvoktume, jog neatsitiktinai Mykolas Kleopas Oginskis amžinojo poilsio atgulė šalia Mikelandželo Galilėjaus Rosinio. Ir todėl labai linkiu, kad šalia garsiojo atsisveikinimo su tėvynė būtų ir Mykolo Kleopo Oginskio sugrįžimas į tėvynę, į Lietuvą, į Vilnių, į Rietavą, į kiekvieno iš mūsų širdį ir mintis. Mūsų valioje neleisti pamiršti šio iškilaus vyro ir jo darbų. Su pačia tikriausia pagarba visiems saugantiems Mykolo Kleopo Oginskio atminimą. Vilniaus meras Remigijus Šimašius. Sveikinimą perduoda mero padėjėja Renalda Rutkauskaitė Priskenienė. Žodį tarti kviečiame Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejaus direktorių Vytą Rutkauską. Mėlieji, galvoju, po tokių gražių linkėjimų, prasmingų žodžių, kasgi dar nepasakyta? Nebent porą, gal šiek tiek romantiškai skambančių. Svajonė ir tikėjimas. Ypač, kai čia tiek dalyvauja jaunimo, vaikų, mūsų vilties ir mokytojams ir visiems, kurie čia esame. Didžiausias palinkėjimas. Nepamirškis mes svajoti gyvenimo. Bent 10 metų į priekį. Kad būtų aišku, į kurią pusę mes einame ir vardan ko einame. Ką mes tikimės ten nunešti į tą horizontą. O dar geriau, kad turėtume tiek drąsos ir ambicijų pasvajoti tą gyvenimo šimtmečių į priekį. Kokiais keliais eis mūsų vaikai jaunimas? Kokiuose kraštuose jie bus, tada, kai jau mūsų nebus? Ar jie atsimins tos orientyrus, tos pamatus, ant kurių mes stovėjome? Ar jiems tai bus svarbu? Ar jiems bus svarbus Lietuvos vardas, mūsų istorijos vardas? Jeigu šitą svajonės, gyvenimo vizijos strėlę sugebėtume paleisti ir paskui ją sekti, tada ko gero nutiktų daug panašių dalykų, kaip Oginskiams nutiko. Čia nuo pat pradžios, nuo pirmųjų žodžių, nuo mero pasveikinimo, 5 Oginskių kartos, 150 metų kedeno šitą Žemaitijos kraštą, kol galų gale sušvitėjo šitą aurą, švietimo, kultūros, technikos, inovacijų proveržis. Svajonė vedė, kūrybinė svajonė mums visiems adresuota. Ir antras žodis – tikėjimas. Be tikėjimo ta svajonė tai bus tik tai romantiškas atodusis. Tikėti tuo, ką darome. Tikėti taip, kad net skrusdelės bėgiotų per nugarą nuo tikėjimo šito būsimų kūrinių. Ir atkartosiu Augustino Rakausko kažkada sakytą sentenciją. Tol, kol noras kaupti, instinktas prie savęs traukti turtą, vardan savo privataus saugumo, vardan savo šeimos išaukštinimo, nepasikeis į norą dalinti su visais savo patirtim, savo išmintim, vardan visų mūsų saugumo, vardan visų mūsų pakilimo, tol mes tolsime vienas nuo kito. Tik tai dalinantis savo gyvenimo patirtim, savo dvasiniais lobiais,
galų gale ir materialiniais pasiekimais mes galime tikėti sukurti tobulesnę, kaip bebūtų šviesesnę visuomenę. Šitą įrodė Oginskiai, dalindamėsi ir palikdami niekam kitam. Jiegi neužsinešė į dangų tų turtų, juk paliko mums. Mes šiais tais turtais naudosimės. Ir tiesiog atkartoti ir kai ko pasidžiaugti. Štai Grigorijus Soroka džiaugiasi, kad pirmoji opera pastatyta Molodečne ir antroji premjera. Ir kaip gražiai sinchroniškai vyksta šitas kultūrinis gyvenimas. Prieš 3 dienų čia Rietave, Lietuvoje, pirmoji opera irgi nuskambėjo. Grigorий, дорогой, как новости эти, одни за другими текут. У вас вчера вторая премьера прекрасной оперы, а у нас в Ретавосе 3 дня тому назад впервые в Литве опера для детей и юношей, тоже на тему Огинского. Здесь полный зал был в Ретавосе. Так что синхронно как-то и в белорусской стороне, и в литовской стороне, и в польской стороне. Oginskis sugrįžta. Visų mūsų dėka, visų mūsų širdis ilgėjosi šito sutikimo. Nieko čia muziejus jiems nebūt nuveikęs, nei kultūrininkų frontas. Matyt visiems mums širdise pribrendo to susitikimo ilgesys ir pavirto realybė. Ačiū jums visiems, bendražygiai. Ačiū. Pašventinti paminklą kviečiame kunigą Julių Meškauską, Žemaičių Kalvarijos dekanato Plungės dekaną. Garbė Jėzui Kristui. Esu vyskupo Jo ekscelencijos Jonos Boruto įgaliotas pašventinti šitą paminklą. Ir man yra džiugu kalbėti po savo auklėtojo Vytauto Rutkausko kalbos. Kalbėti ir šventinti šitą paminklą. Kaip jis kalbėjo čia, ką tik, kartu kalbėdavom, kai studijavau šitame technikume, dabar kolegijoje, per naktis darydami fotografijas. Jau tais anais laikais. Nuoširdus ačiū tau, Vytautai, už meilę šitam kraštui, už įžvalgumą į ateitį. Kodėl yra statomi paminklai? Kodėl yra atkuriami dvarai? Kodėl yra atstatomos gimtinės, tėviškės? Dėl vienos priežasties. Kad mes norim sustabdyti laiką, nes laiko nėra. Yra dabartis. Kiekvienas mes prisimenam savo jaunystę. Prisimenate savo gimtąjį kraštą, tuos laukus, miškus, tas pievas. Ir prisimename šiandien. Mintimis mes visą tą laiką atkeliame į dabartį, į čia. Juk ir viešpats Dievas atėjęs į žemę šitą mokė. Mus lygiai taip pat moko mūsų tėvai, nuo pat kūdikystės. Kad neštum gėrį, meilę, džiaugsmą. Ir jeigu kartais kažką negero padarei, broliui, sesiai, kaimynui, draugui, eik atsiprašyk. Dabar už tą praeitį, kad gyventum ateitim gražiai, nešdamas gėrį, meilę, džiaugsmą ir išvelgdamas į ateitį, kurdamas tą ateitį dabar. Kad kiekvienas žmogus, praeidamas pro paminklą, prisimintų šitą kraštą, šitos žmonės, šitą džiaugsmą, meilę paliktą čia. Mylieji, juk ir savo tėviškėse, gimtinėse, savo kraštuose sugrįžę, kad ir tušti laukai,
bet vaikštai prisimeni ir džiaugiesi. Ir perduodi visą tai jaunesnėjai kartai. Kas matant kiekviename žmoguje, kad čia ir dabar mes kurtume ateitį, sunaikindami blogį, kas yra praeitį ir į ateitį žvelgdami. Kad šitas paminklas neštų tą džiaugsmą, gėrį, meilę visiems kraštiečiams, pasauliui, dvasiai, žmogaus dvasiai, man, jums. Ir pašventinkime su šia gražia mintimi šį paminklą. Pirmiausiai, palaiminkim save. Kiekvienas mes turime galę suteiktą viešpaties laiminti save kryžiaus ženklu. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Te padeda mums viešpats, dangaus ir žemės kūrėjas, viešpats su jumis. Melskimės. Dieve, tavo žodžiu viskas yra palaiminama ir pašventinama. Tad palaimink šitą paminklą, pastatytą tikinčiųjų garbei, Oginskių visai dinastijos garbei, kurie čia ateis ir pasimels, prisimindami tą gėrį džiaugsmą, neštų per visą gyvenimą meilę ir ramybę su tavimi, viešpatie Jėzau Kristau. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Šventinu ir laiminu šitą paminklą, vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Įnešu tėvynės labui savąją dalį. Turtą, darbą ir gyvenimą. Mykolas Kleopas Oginskis. Prašytume Kauno karo istorijos klubo prie Vytauto didžiojo karo muziejaus iššauti 3 patrankos salves. Už Lietuvą, Rietavą, Oginskių giminę. Parengta. Už Oginskių giminę. Salve. Dėkojame. Salvės iššautos už Lietuvą, už Rietavą, už Oginskių giminę. Paminklas atidengtas 2000.